Šie 7 miestai yra mūsų valstybės ekonomikos pagrindas. Ir tolygų šių 7 miestų plėtojimas, investicijų pritraukimas, teisinga valstybės regioninė politika sudarytų visą pagrindą, kad Lietuvos ekonomika augtų. Ir pirmas iniciatyvinis susitikimas vyko Kaune, bet jau tada sutarėme, kad neformalizuosime savo susitikimų, darbotvarkių ir nesteigsime kokios nors naujos asociacijos su kokiu nors biurokratiniu aparatu. Tiesiog sutarėme, kad kas ketvirtį rotuosimės ir kiekvienas posėdis vyks vis kitame didžiajame mieste. Galima konstatuoti, kad beveik 90% tie atsakymai iš atskirų ministerijų ir žinybų buvo labiau formalūs negu realūs. Ypatingai tais atvejais, kada buvo kalbama apie įstatymų iniciatyvos teisę. Mes neapseisim be Seimo savivaldos komiteto pagalbos, asociacijos prezidentas irgi prašysim, kad dalyvautų mūsų diskusijose su vyriausybė ir su ministerijomis. Šitas forumas tikrai įgalina keičiantis miestui, galbūt pažiūrėti ir problematiką savo regiono, einant per didžiosius miestus. Tai manau, kad savivaldos teisės su kiekvienais metais yra siaurinami, reikalavimai mums keliami didesni, negu mes galime realiai atlikti, funkcijos perduodamos, o pinigai ne visą laiką. Kreipėmės į Seimą, kad kuo greičiau būtų ištaisyta klaida, kuri buvo priimta prieš keletą metų, kada Seimas atleido įstaigas susijusias su bankais nuo nekilnojamo turto mokesčio už nenaudojamą turtą. Būtent nekilnojamo turto mokestis yra labai svarbus savarankiškų pajamų šaltinis didžiosiom savivaldybėm, ko pasekoje šiandien finansinio lizingo įmonės nebemoka turto mokesčio ir čia mes galim pasakyti, tik tai Vilniaus miesto savivaldybė praėjusiais metais negavo 18 milijonų litų nekilnojamo turto mokesčio.